Sveiki, bachūrai. Tai jau trečias video bus. Tai antra kalėdų diena. Žmona išvažiavo dirbti, tai ką aš ten namie sėdėsiu. Irgi atvažiavau, tai pasiėmiau seniuose vėlinių šepečių, ant bulgarkės, ant suktuko. Pasiėmiau energiją dėl viso pikto. Ir jo, tai šiandien išsiimsiu langus. Dabar vieną varžtą atsisukau, tai ten gan paprastai turėtų išsiimti. Tik, reikia man jo nepaleisti, kaip visus varžtus atsuksiu. Nes šiandien kaip tyčia nieko aišku nėra. Visi dar su šeimom, gal kažkur išvažiavę. Net neturiu kieno paprašyti pagalbos, bet manau pasidarysiu vienas. Tai tuos 2 stiklus išsim, kur ant varžtų. O dėl to, kur varžtų nėra įklijuotas, tai kažką reikės irgi pagalvoti su juo. Gal irgi netyčia išsitraukčiau, tada liktų tik priekinis stiklas ir galinis stiklas. Kad man juos kažkas atvažiuotų ir išpjautų. Nes, kaip sakiau, labai nenoriu pats imti priekinio stiklo, nes esu matęs video, kur patys išpjaudinėja stiklą ir tiesiog jisai suskyla. Tai nenoriu tokio dalyko, nes jisai gan geros būklės, nėra kad labai subraižytas, tai dar tikrai panaudočiau. Ir būtų šiek tiek pigiau, negu dar dabar šitą išpjaut, dėti kitą stiklą, tai vis tiek kainuos kokie 80 eurų turbūt. Dar plius įdėjimas ir panašiai. O čia jau įsikliuoti, manau, gal pats sugebėčiau, bet tiesiog labai nenoriu, kad paskui jo vėl kažkas bėgtų ir panašiai, tai jau geriau duoti žmonėm, kurie tuom užsiema. Ir jo, tokie reikaliukai, parodysiu, ką čia šiandien gero darau. Dabar liko tik šitą šoninį, jisai irgi ant varžtukų, bet čia iš viso mažų. Va tokie varžtukai. Čia jau gan nemažai yra. Anas ant tokių didesnių buvo plasmasinių. Čia jau kažkaip kitaip daryta, bet irgi išimsim. Va, langus ištraukiau tuos, kurie ant varžtų. Tai kaip ir sakiau, beliko priekis, galas ir va tas vienas šoninis. Šiaip įtariu tą, tai gal net šiaip ten kažkaip biškį pašildyt kraštus, gal išsiimtų, bet vienas tai labai nenoriu užsiimti. Šiaip ieškau visokių detalių, jeigu kažkas turit, labiausiai man reikia ir sėdynių, kad būtų šildomos. Gali būti nuo bet kokio visiškai automobilio, man svarbiausia, kad jos būtų patogios ir šildomos. Tai jau kažką turit pasiūlykit. Jeigu turit rekaro sėdynės, irgi labai domina rekaro sėdynės. Aišku, viskas turi būti gan mažom, protingom kainom, kaip sakau, nes aš nenoriu išleisti šimtais ir tūkstančiais. Nes ir taip čia tas projektukas, kad ir pats viską darau, bet kainuos gan nemažai. Jo, dar vis, dabar kaip šventės, tai čia nelabai ką aš padarysiu, bet jo, reikės nusipirkti būtinai va šitus. Gal šį net dabar šiandien išsimsiu, kad turėčiau kaip pavyzdį. Gal bus kažkoks kodas. Reikėtų paieškoti intikė, ką ten gero rašo. Ir jo, tokie reikaliukai. Tai gal. Pizdą prasukau.
Dar viduj tarpinė būna tokia, bet čia tai jau jeigu dėčiau iš naujo, tai tiesiog kokiu hermetiku pratepčiau. Ir viskas. Jau tos tikrai nebepanaudosiu. Bet aš labai tikiuosi, kad jų dar bus naujų nupirkti. Nu tai šoninių durų šitas apvadas man labai nepatinka. Kaip mato, čia kažkas tiesiog su samarėzais buvo sugrėžiojęs, dabar išsukau. Ir šiaip dabar taip užmečiau mintį, pasiliksiu turbūt tik tais tą viršutinę jo dalį, kur yra tas žodžiu. O čia viduj reikia nusimti ir pažiūrėti, gal išeitų išnaudoti šitą plotą, čia kažkokių lentynėlių pasidaryti, nu dar kažką tokio. Tai va dabar nuimsiu ir pažiūrėsim, kokia ten situacija. Nu tai va, situacija čia yra tokia. Galvoju tikrai kažkaip būtų įmanoma padaryti, kad va būtent iš šitas vietas kažkur, kaip lentynėlės ar šiaip, nu tiesiog kažką reikia pagalvoti. Tiesa, dar vienas dalykas, tai va reikia man susirasti šitą va naują, nes matot, jau ir tie guoliukai tokie neaiškus ir jie yra tepti su tepalu. Šiaip žiūrėjau, originaliai Volkswagenas ant sauso ten yra padaręs, kad ant tepalo realiai net nereikia, nes kaip užpila tepalo, tai visos dulkės laikui bėgant tiesiog padaro tokį blogą efektą ir tada viskas pradeda sunkiai sukinėtis ir panašiai. Tai arba reikia dažniau valyti, jeigu tepat, arba tada iš viso netepti. Nes va čia irgi matot, čia šiaip turėtų būti visur sausa. Bet va, čia dar reikės irgi išsišluoti, išsivalyti. Kiek čia visokių nesąmonių yra. Nu va, pasibaigiau kol kas šveist. Man nespėjo akumuliatorių, žodžiu, krautis. O čia, kur buvau nusipirkęs tą laidinę, tai atsimenat, sudegė. Tai nusiardžiau kuro bako dangtelį, apsišveičiau jau šitą iki metalo realiai. Ir va, čia yra tokia situacija, matot. Čia jau kažkas vyrinta ir labai negražiai. Nes kas yra, čia buvo labai daug špakliaus, vien dėl to, nes jie ant viršaus privirino. Tai aš galvoju, dabar šitas vietas nusišveisiu ir pabandysiu, kaip nupjausiu palei virinimo tuos taškus. Ir tikiuosi, kad ten daugiau kažkokių siurprizų nerasiu, nes matot, va ir čia palikta skylutė, tai jau kadangi šitoj vietoje esu, tai susitvarkysiu viską kiek įmanoma geriau, kol dar kempas čia. Nežinau, kaip man čia pasiseks, bet čia atrodo gan paprasta turėtų būti. Tai jo, išsipjausiu tuos, kaip sakiau, bulgarkę laidinę užlinkus, tai ir jau diskelio beveik neturiu bulgarkės, rodžiu prieš tai, va tiek valikė. Pasižiūrėsiu šitą, apsipjausiu, jeigu dar netyčia dirbs litagrą, kaip tik nuvešiu tą gražinsiu, nes ten realiai porą valandų panaudojau ir sulūžo ir kaip tik apsižiūrėsiu čia, kaip visą situaciją ir būtinai jums parodysiu. Davai. That's a lot of damage. Kaip iki tų vietų? Gal iš viso pradžiai pamėginsiu susirasti tokią dalį, žinau, kad yra remontinės pirkt. Ir nemanau, kad jos turėtų būti labai brangios ir būtų kur kas paprasčiau, negu pačiam čia bandyti lankstyti. Ir panašiai, tai jo, gal pradžiai bandau ieškoti remontinės po visų tų švenčių, tai čia bus penktadienis, gal jau kažkas dirbs, nes kaip matot, nu tai palikti, nu, galėčiau aš tai palikti, bet koks tolkas, va, skylės. Čia tiesiog buvo ant viršaus užvirinta, pratepta ir galvojo, kad tipo nekels, bet jo, įsipjausiu čia dabar tokį gabaliuką.
Tai kokiu atveju man čia reikėtų pjauti, noriu pažiūrėti, kaip pats vidus lenkščiu. Sezamai, atsiverku. Nu va, biškį pradidinau skylę ir matom, ta pusė irgi tokia. Čia tokia plasmasytė yra ir aplink ją papuvę. Dar ten metalas gan storas, bet čia va matos virintas kažkokia dalis. Tai jo, bandau žodžiu ieškoti šitų remontinių, o jeigu ten kažką reikės perdaryti, manau, sugebėsiu iš tos 3 mylikų skardelės pasidaryti. Tai ką, grįžau apsišopinęs, pasiėmiau nukainotą 2-3 euriukai už bulgarišką. Čia turbūt tik tais dėl pakuotės, bent jau taip tikiuosi, kad jie ten negali parduoti iš viso, ta prasme, sugedusio įrenginio. Kažkada turėjau šitą ferną, tai jeigu dar man jį pavyko kažkur pamesti, tai reiškia dar gan normaliai laikė, nes čia kur buvau pasiėmęs iš Litagros ten pigiausia, tai per 2 valandas sudegė. Neatsimenu, ką naudojau, bet naudojant kažkurį vėlinį šepetį, žiauriai kaista. Aš dabar galvoju, ar šitą, ar tokį, ar kažkokį kitokį. Tai žodžiu, dabar nusipirkau Makitos. Tai, gal su šitu jam biškį lengviau bus. Tokį, irgi ten papigiai 6 euriukai. Tai geriau tokį, negu ten kažkokį naunėjimą. Žodžiu, pamėginsiu apsišveist. Užsisakiau iš Rempartos šitą vaslenkstį priekinį. Ir čia užsakiau iš tos pusės ir anos pusės. Nes jie ten po 5 eurus, tai jau ką blogiausia atveju tą skardą taip kažkur panaudosiu. Ir galvojau, ką dėl šito daryti. Blemba, čia jau yra skylučių. Bet dėl tiek keis, nes čia jau irgi turėtų nusigręžti, įtariu šitas visas. Čia kažkur pjautusi. Galima užsakyti ir visą šitą. Bet nežinau, ar aš noriu veltis. Čia tik šitą galėčiau pasikeisti. Bet čia jisai toks jau visur. Taip, tai dar tikrai geras, tvirtas metalas, bet yra vietomis. Tai dar šiandieną jau pabaigsim. Davai, chebrytė. Čia jau iki pliko metalo. Čia matyti reikės persivirinti vis tiek. Skylutės tokios, kad ir smulkios. Čia, aišku, irgi. Žiūrėk. Visas šonas iki pat metalo. Čia dariau iki šitos vietos. Turbūt apačias juoda ir pusių. Tiesiog biškį atsparesnis bus tai krūmom, dar ten viskam ir panašiai. Tai jo, čia matos vietomis irgi tokios jau ir buvo lyg rudelės, bet lyg ir išveitė, tai net nežinau, ar ten dar kažką darysiu. Bet šiaip jo, tai o viena pusė kaip ir sušveisti iki kur norėjau. Bet dabar galvoju, gal visą mašiną šveisti iki metalo, bet daug reikalų. Kita pusė irgi jau pradėjau. Čia matosi, tikrai reikės arką keisti. Čia ta skylė. Čia jau irgi paporėjo gan gerai. Tai pabandysiu užsakyti, čia jau net nešveičiau, nes matau, kad vis tiek nieko gero.
Ir čia tas lenkstį irgi užsakiau dabar šitos pusės. Tik tais neatsimenu iki kur čia jisai yra, tai kaip ateis tada žiūrėsiu. Čia tas kampas irgi jau toks. Yra, nėra bus. Tai pažiūrėsim, čia tai gražu pačioj. Pažiūrėsim, ką čia daryt. Tai šitas pasiteisino labai. Žiauriai greit einas. Su tom vėlom net nėra ką lygint. Ir bulgarkė visai nebloga, tai kaip 23 eurai. Liuksiškai darbą atlieka. Vsio, dabar jau tikrai lėkiu namo.